Dėl sprendimo mes padėkojame Tadui Klimavičiui ir Mindaugui Kuzminskui. Deja, šiandien, žinote, turėjom 7 didelius turim ir visus paleisti rotacijų yra sunku arba neįmanoma, bent aš nežinau, kaip tai padaryti. Kartais net nukeldom Liną trečių žaisti. Šitas yra, kaip turėjau galvoje, bet mes nelabai dar pasiruošę tokiam variantui esame. Iš tikrųjų, planavau, kad tokį turėsime tada, kada prisijungs Jonas Mačiulis, dar vienas trečias numeris. Ir Hjustone daugiau tokių variantų atidirbinėsime. Tai tik apgailestauju, kad aš negalėjau Tadui suteikti kažkokio tai šansų šiandien, bet irgi naudodamasis progą noriu padėkoti, jisai plušo nuoširdžiai, mums padėjo treniruotis, gal šiek tiek jam šiai dienai kiti yra žaidėjai stipresni, sakysim, aš tikiu Tadą, kad jisai gali sėkmingai žaisti. Na ir antras žmogus, kuriam padėkojom, tai yra Mindaugas Kuzminskas. Aš tik tai galiu tiek pasakyti, kad nuo jo atvažiavimo pirmo stovyklą iki dabar jisai padarė labai tokią stiprią pažangą. Ir aš manau, kad sutiksite, kad jis visai neblogai mums padėjo ir pirmose rungtynėse, ir šiandien. Galbūt ne viskas gaunasi, galbūt kartais vieno ar kito trūksta ir šiek tiek yra neryžtingas, ne visada tose sprendimuose, bet patikėkite, aš mačiau, koks jisai atvažiavo į Druskininkus ir kaip jisai baigė. Tai man tik tai džiugu, kad tas žaidėjas kažkaip, kaip čia liaudiškai tariant, atsigavo. Bet pasitarę su treneriais mes nusprendėm, kad vis dėlto toj pozicijai turėsim Simą Jasaitį. Mes tikim, kad Simui viskas tvarkoja, jisai ten taip yra laikinas tokios problemėlės ir be to Jonas Mačiulis. Tai Mindaugui šiai dienai yra sunkoka galbūt konkuruoti su šitais žaidėjais. Be to, kaip ir sakiau, manau, kad turim išnaudoti ir tai, sakysim, kad ir Kleizą. Galim turėti pranašumą, jeigu Kleizą žais trečiu numeriu.